Ir kartais galvoju, liudijimas yra net stipresnis negu žodis, pamokslininkas žodis, žmogaus žodis, nes kaip Dovydas ne vienoj psalmėje yra sakę, liūdysiu apie tavo stebuklus susirinkime, todėl nepamirškim to daryti, nes tai gyva, tai tikra. Kas daugiau, kieno lūpomis dar bus skelbiami Dievo stebuklai. Todėl, jo. Ir kaip nekeista, kalbėsiu šiandien apie iš 1 Samuelio knygą 17 skyrius apie Galijotą. Valytė paliūdė apie jos Galijotą. Aš nekartą tą skyrių skaičiau ir kažkaip naujai daugelį minčių susidėliojau, nors Nerius pakankamai nesenai mums kalbėjo, dar atsimenu, kaip jis tą visą ginkluotę vaizdžiai mums pasakoja. Bet ačiū Dievui, kad Dievo žodis yra gyvas ir nieko tokio, kad jo tikiuosi užteks ir man. Taigi, o kodėl aš apie tai pradėjau galvoti, nes nekalbant, kad mes kiekvienas turim kažkokių Galijotų savo gyvenime, savo šeimoje, gal savo tose dalykuose, bet buvo toks atsitikims, aš per pietus einu valgyti pas senelį, jis mane maitin ištikimai 5 metai, šlovė Dievui, čia irgi Dievo stebuklas, jis pasitarnauja taip, tikiuosi aš irgi pasitarnauju jam, jo. Mes kalbamės tą valandą, jis nedaug su kuo bendrauti tą valandą, dažniausiai jis kalba, pasakoja, juokauja arba kažkokių rūpesčių tų ir sprendžiam. Ir vieną kartą jisai, va taip iš orą, iš visą, o diena buvo nuostabi, aš nuo ryto tokią pakilėtą pakilau ir darbę šlovinau Dievą ir meldžiaus ir, žodžiu, tokia, ir atėjau, kalbėjomės ir jis iš orą sako, taip, nu ką, žodžiu, nebevažinėsim su mašinom. Aš jį taip žiūriu, nesupratau. Nu kaip nesupratai? Degalai tokia kaina bus, krizė, artėja, žodžiu. Nu, į jo nupasakojime artimiausius jų, žodžiu, žemdirbiai nenuims derliaus, nieks niekur nevažiuos, nieką. Nu, jūs suprantat, krizė ateina. Ir aš dar jam paprieštaravau, sakau, kiek tų krizių buvo išgyvenam, nevažiuosim, tai nevažiuosim, maža čia. Ir išėjau ir, žinot, einu darbą ir žiūriu, pamečiau gerą nuotaiką. Smulkmeną, kurią net nepatikėjau, bet pamečiau gerą nuotaiką. Ir vat būtent tada man kažkaip iškyla ta istorija apie Galijotą, kuris rėkia. Sukyla vienas dalykas ir dabar žiūrėsime tiesiog į Dievo žodį, imsim paraidžiui, kaip sakau. Filistinai surinko savo kariuomenę karui. Jie susirinka Sochojo mieste, kuris priklauso Judui, ir pastatė stovyklą tarp vienos kitos vietos. Saulius ir Izraelio vyrai susirinko ir pasistatė stovyklą Elos slėnyje ir pasiruošė kautynėms su filistinais. Filistinai stovėjo ant kalno vienoje kelio pusėje, o izraelitai ant kalno kitoje. Tarp jų buvo slėnis. Ir vat aš čia pamačiau, kad visai netikėtai filistinai paėmė, surinko savo karius ir atėjo kariauti su mano įsitikinimais, su mano tikėjimu, su mano įsivaizdavimu, supratimu gyvenimą iš Dievo pusės, kaip visai netikėtai. Ir įdomu tai, kad Biblijoje nemažai karų yra aprašyta, bet kiti taip trumpai. Atėjo, kariavo, tiek metų kariavo, tie nugalėjo, tie ten pasidavė ir viskas. O ta istorija, labai aprašyta. Ir dar vakar galvoju tie pavadinimai, kur man rasti tą žemėlapį, kad vaizdžiai įsivaizduot, kas tas. Bet aš tau nusipiešiau kalnas, slėnis. Žodžiu, vieni vienam kalne, kiti kitam kalne. Gerai. 4 eilutė.
Iš Filistinų stovyklos išėjo galiūnas vardu Galijotas iš Gato, 6 olekčių ir 1 sprindžio ūgio. Ant galvos jis turėjo varinį šalmą ir buvo apsivilkęs šarvu marškiniais, kurie svėrė 5000 šekelių varę. Nežinau, kas tas šekelis, bet vien 5000 jų yra daug kažko tai. Variniai antblauzdžiai dengė jo blauzdas ir varinis skydas pečius. Jo ietis kotas buvo kaip audėjas staklių rėstuvas, o jo ieties smaigalis svėrė 600 šekelių geležies. Prieš jį ėjo ginklanešys. Ta dalį tiesiog nesustosiu, sakau, Nerijus labai gražiai ten aiškinai, visi įsivaizduojam, gal tik tais tą tokį palyginimą, kad vizualų, kad aukštas žmogus, jam būtų praktiškai iki juosmens beveik. Va tokia dydžia. Ir jis dar visas apsišarvavęs ir išėjo iš stovyklos. Baisus dalykas, žodžiu. Kaip jis atrodo, jau grėsmingai atrodo. Jis sustojo ir šaukė Izraelio kariuomeniai, sakydamas, kodėl išėjote kariauti. Bet tas klausimas, pas mane tas klaustuks senai čia buvo ir galvoju, kartais mūsų Galijotas, tiesiog, jis sako, ką tu pakeisi, ko tu atėjai kariauti. Ir jeigu skaitysim toliau, argi aš ne Filistinas, o jūs ne Sauliaus tarnai. Aš savo pamastymuose galvoju, tas, ko tu išėjai kariauti, kas, kad tu Dievo tarnaitė. Kas, kad tu karaliaus tarnaitė. Tiktais, tugi net ne karys, tugi net ne ginkluotė. Ko tu? Šokinėjai, būtent tas. Išrinkite vyrą ir tegul jis ateina pas mane. Išrink ką nors stipresnis, tegu ateina su manim galinėti su tą problemą, kuri, tu matai, kaip aš atrodau. Ir tai aišku, kažkam tai liga, kažkam tai gal finansiniai sunkumai, kurie atrodo neišsprendžiami, visiškai neišsprendžiami. Jau nereikia, jeigu nežiūrėti į tai, kas mūsų gyvenime vyksta, aš tai pagalvojau, aš žinių nežiūriu. Aš net televizijos atsisakiau. Taip. Nes kaip gins iš Kėdainių, iš Akmenės dabar, ne iš Kėdainių sakė, gal kam negalim, tai aš tas žmogus, kuriam negalima žiūrėti. Ne tai, kad žinių, prieš N metų aš atsisakiau žiūrėti visokias laidas, farus, visokius ten policijos, tuos visus ką. Žinot kodėl? Nes aš pastebėjau, aš išeinu į gatvę ir aš bijau. Žodžiu, aš bijau. Va taip, eini galvoju, vakare iki parduotuvės, kurie už 200 metrų, aš einu galvoju, reikia vyrą pasikviesti. Ir aš nustojau tai daryti. Ir pastaruoju laiku, prieš dar atsisakant televizijai, žinias vieną kitą kartą pažiūrėjau, aš nemačiau ten gerų žinių. Nemačiau gerų žinių. Viskas blogai. Ekonomika blogai. Viskas blogai. Tas Galijotas čia jau jėmo kitų mastų, kuris rėkia blogai. Kas tu toks čia? Tugi nepakeisi. Ką tu padarysi? Ir jis taip ištisai, diena iš dienos, pastaruoju N metų. Jeigu imti ypač per COVID-ą ir viskas. Tai turėkit savo tam siauram rate tos Galijotai yra platesniam. Ir kažkokį irgi vieną kartą, neatsimenu, ko ieškojau, žodžiu, internete. Ieškojau kažko tai. Ir man išmetė vieną video, kitą, trečią. Ir išvada tokia. Aš dar esu savo pasirašius kažkur tai. Žodžiu, taip. Šansų, kokių išgyventi žmogui. Dabar, žinot, naujas virusas yra. Girdėjote, ne? Jau COVIDas buvo, negirdėjai, negirdėk. Ir nereikia. Žodžiu, naujas virusas, baisus dalykas. Jeigu ne virusas, tai krizė. Jeigu ne krizė, karas. Jeigu ne karas, žinokit, planetos sunaikinims bus ten, žodžiu, N metais kažkokiais yra ten, jau nekalbant, kad kažkokie kūnai kris ir viskas. Ir tu žiūri, Dieve, be šansų. Tas Galijotas toksai, rėkia.
40 dienų. Nu, čia ne 40, bet diena iš dienos rėkia. Kiekvieną rytą ir vakarą išeidavo ir rodydavo save. Čia jau toliau bus ta eilutė. Gerai, grįžtam į žodį. Kodėl išėjote kariauti? Jei tas vyras, kurį išrinksite, sugebės nugalėti ir užmušti mane, tai mes jums tarnausime. O jei aš jį nugalėsiu ir užmušiu, tai jūs tapsite mūsų tarnais. Mūsų. Va toks yra tikslas, kad mes taptume tais tarnais. Tarnautume tom mintim, tom baimėm, tom visiems sviravimam, abejonėm. Ir toliau sako, aš šiandien tyčiuojusi iš Izraelio kariuomenės, duokite vyrą, kad su manim kautusi. 11 eilutė. Saulius ir visas Izraelis išgirdė šios Filistino žodžius labai nusiganda. Aš jau ne pirmą kartą iš tikrųjų pabrėžiu tą dalyką. Nes kai baimė ateina, tu būni sukaustytas. Tu nežinai dabar, a čia turėti tos planus į ateitį, a statyti tą namą, a nestatyti, a pirkti mašiną, a nepirkti, anūkų turėsiu, neturėsiu, gal to laiką nebe... Va tas tu nebežinai. Tu liktai žinai, kaip viskas normaliai turėtų būti, bet kada išsigąsti, būni sukaustytas baimės ir tada sustingime tokiam. Paralyžuotas, galim taip pasakyti. Ir čia atsiranda pas man kas? Dovydas. Myliu Dovydą, myliu jo psalmes, myliu iš tikrųjų jo požiūrį į gyvenimą, atvirumą prieš viešpatį. Dovydas buvo efratiečio Jesės iš Juda Betlėjaus sūnus. Jesė turėjo 8 sūnus, jis pats Sauliaus dienomis buvo pasenęs ir vienas iš seniausių vyrų. 3 vyresnieji Jesės sūnus išėjo su Sauliumi į karą. Pirmagimis, antrasis, ir trečias, nes Dovydas buvo jauniausias, 3 vyresnieji išėjo su Sauliumi. O Dovydas sugrįžo iš Sauliaus pas tėvą į Betlėjų avių ganyti. Galvojau, kaip jis čia dabar sugrįžo, todėl aš atsiverčiau 16 skyrių. Ir čia mes žinom nuo 11 eilutės, kad Samuelis, pranašas Samuelis patepė Dovydą karaliumi. Nuo Sauliaus atsitraukė Dievo dvasia ir jį pradėjo kankinti piktoji dvasia nuo Dievo. Ir jam Sauliui karaliui patarė, karaliau, tau reikia susirasti kokį vyrą, kuris gražiai skambina instrumentu ir kada tau jau bus blogai, jis skambins ir dvasia nusiramins. Ir jis taip ir sakė, 17 eilutė. Suraskite vyrą, mokantį gerai skambinti ir atveskite jį pas mane. Vienas tarnas atsiliepė, aš mačiau Jesės sūnų iš Betlėjaus, kuris moka gražiai skambinti. Jis vyras drąsus, karingas, išmintingas kalboje, gražus ir viešpats yra su juo. Vat, įsiminkit tą charakteristiką tokią, nes labai gražus apibūdinimas. Jis vyras drąsus, karingas, išmintingas kalboje, gražus ir viešpats yra su juo. Ir Dovydas, žinom, buvo su Sauliumi, groja, giedoja. Ir paskui, ką mums žodis sako, o Dovydas sugrįžo iš Sauliaus pas tėvą. Tai žodžiu, Saulius į karą, o Dovydas pas tėvą. Filistinas 40 dienų kiekvieną rytą ir vakarą išeidavo ir rodydavo save. Rodydavo vėl, jau čia tas akcentas, kad kiekvieną, nekalbant, kad kiekvieną dieną, tai rytą į vakarą tu atsikeli su tuo, tu eini su tom pačiom mintim miegoti, jeigu dar miegi ramiai. 17 eilutė. Jesė sakė savo sūnui Dovydui, imk kefą paskrūdintų grūdų bei 10 duonos kepalų ir skubiai nunešk į stovyklą savo broliams. 10 šitų sūrių nunešk savo brolio tūkstantininkui, pasiteirauk, kaip sekasi tavo broliams ir sugrįžęs pranešk man. Saulius, Dovydo broliai ir visi Izraelio vyrai buvo Elos slėnyje ir kariavo su Filistinais.
Nu, jie nekariavo su filistinais, jeigu žiūrint į priekį, jie dar tik visi ruošęs ir jų 40 dienų ruošęs ir niekaip pasiruošti negalėjo. Taigi, Dovydas atsikėlęs anksti rytą ir palikęs avis sargui paėmė maistą ir išėjo, kaip tėvas buvo įsakęs. Tas paklusnumas tėvui, koks gražus, nuolankumas. Ir aš galvoju, ankstų rytą, aš nežinau kaip kiti, gal niūrus, aš ankstų rytą visada atsigaus tokia pilna jėgų ir galvoju, kaip faina, įsijungiu kokią televiziją arba radiją, nes ateinu į darbą, į ten radiją nuolatos ir ten tau žinias. Šiandien nuostabi diena, tas praregėja, tas išgyjo, tas laisvę gavo. Kainas nukris, algas pakils. Įsivaizduokit, kaip visas gyvenimas atrodytų, jeigu mes nuo labą rytą girdėtume va tokias žinias. Ne blogai, o tavo tikėjimas augtų, tavo nuotaika kitokia, jau nekalbant apie tą cheminės reakcijas mūsų kūnuose, kurios gamin tą laimės hormoną, teisingai. Tai Dovydas, aš galvoju, atsikėlė rytą, jis jokių blogų, jis negirdėjo galėjo tą riksmų, jis nieko žino, tik reikia eiti aplankyti brolius. Taigi, paėmė maistą išėjo. Jiem atėjus į stovyklą, kariuomenė buvo išsirikiavusi kautynėms ir šaukė prieš mūšį. Izraelitai ir filistinai stovėjo išsirikiavę kautynėms vieni prieš kitus. Dovydas palikęs daiktus pas kariuomenės manto sargą nubėga į kautynių lauką ir pasveikina savo brolius. Jam su jais besikalbant pasirodė galiūnas Filistinas Galijotas iš Gato. Jis išėjo iš Filistino eilių į priekį ir kalbėjo tuos pačius žodžius. Dovydas taip girdėjo. Bet jo reakcija, žinom kokia? Kas jis toks? Kas šis toks? Pas jį nebuvo jokios baimės, jokio ten dabar jis didelis, aš mažas, to pamatavimą jėgų. Dovydas tai girdėjo. Izraelio vyrai vėl pamatė tą vyrą, bėga nuo jo ir labai bijojo. O Dovydas ką? Saka pas mum. Vyrai. Jie kalbėjosi, ar matote šitą vyrą? Jis ateina tyčiotis iš Izraelio. Kas jį užmuš, tą karalius apdovanos dideliais turtais, duos jam savo dukterį ir jo tėvo namus atleis nuo mokesčių Izraelį. Dovydas klausė šalia jo stovėjusių vyrų. Ką gaus tas vyras, kuris nukaušina Filistiną ir pašalins Izraelio gėdą? Ką jis gaus? Čia matom netgi tą tokį žmogišką, galvoju, tėvo namai bus atleisti nuo mokesčių. Vau, dai žmoną turėsiu. Netgi, aš net nepagalvoju, kad aš noriu jo žmonos. Čia aišku improvizacija, bet man buvo linksma išties. Kas yra šitas neapipjaustytas Filistinas, kad tyčiasi iš gyvojo Dievo kariuomenės? Ir tas klausimas, kas šitas, kodėl karts nuo kartą mes prileidžiam savo tą mintį, kad tas Galijotas jis turi teisę rėkti, kad jis stipresnis. Vietoj to, kad žiūrėtume būtent kaip Dovydas, kas yra šitas? Aš tai Dievo vaikas, o kas šitas? Kokią progą jis turi teisę man diktuoti mano sąlygas? Nes mano tėvas danguje yra karalių karalius, visų turtingiausias, galingiausias. Tai kas tu toks, kad tu šauki man ir gąsdini mane? Tyčiotis iš gyvojo Dievo kariuomenės. Dovydas žinojo, kieno tą kariuomenę. Tai nebuvo tik Izraelio, tik kareivių būrys. Jis matė tai kaip Dievo kariuomenė. Vyrai jam atsakė tai žodžiai sakydami, tai bus vyrui, kuris jį nužudys. Ir vėl kartoja. Tada jau broliai, vėlgi galvoju broliai, jiegi matė, kad Samuelis patepė būtent tą jauniausią, raudonskruostį, kuris ten kažkur su avim bastasi ir jį patepė, o mes ką? O jiegi
kariškiai jau, stiprus, vyresnieji. Tada brolis supyko ir tarė, ko čia atėjai, palikęs savo kelias avis dykumoje. Su tokia paniekinimu, kelias avis turi, tai reikės ir ganyk. Aš žinau tavo išdidumą ir tavo širdies sugėdimą. Tu atėjai norėdamas pamatyti mūšį. Dovydas atsakė, ką aš padariau? Ar tai nėra tik žodžiai? Nusisukęs nuo jo, Dovydas atsisuko į kitą ir kalbėjo tą patį. Nu kas tas Filistinas? Tada tas gandas dėjo iki pat karaliaus. Jį atvedė pas Saulių, Dovydas tarė Sauliui. Tai ne vieno žmogaus širdis nenusigąsta jo. Tavo tarnas eis ir kausis su šituo Filistinu. Ir va čia aš pasižymėjau 2 dalykus. Dovydas negalvoja apie save. Vienas dalykas. Jisai sakė, tai ne vieno žmogaus širdis nenusigas jo. Kitam vertime yra, tai ne vieno žmogaus dvasia nepalūžta. Nes Biblijoje vis tiek tie vidiniai visi dalykai, širdis arba dvasia, jie sutapatinami. Ir tavo tarnas eis ir kausis su šituo Filistinu. Ir žiūrint, šiandien iš tikrųjų daug žmonių yra palūžę dvasioje arba va su tą nusigandusią širdim, kad pasimetę. Iš tikrųjų pasimetę nežino, kaip viskas bus, kaip tas rytojus, va, kai sakiau, atrodys. Ir dvasia yra tai, kažkas tokio, kas laika visą va mano gyvenimą. Ant ko stovi, aš nežinau, kaip lietuviškai bus stieržai. Galim sakyti, šerdis. Arba galim sakyti, stuburas, ant ko va, laikosi visas tas dalyks. Ir patarlių 18 skyrius 14 eilutė sako, žmogaus dvasia palaiko jį negaliai ištikus, bet kas pakels sužeistą dvasią. Ir mes matom, kad vis tiek būtent tas stuburas, į kurį ir buvo Galijota tas rėkimas ir ta nukreiptas baimė, kad tavo rankas nusileistų, kad tu pasiduotum. Ir aš savo čia uždaviau klausimą, kokiam stovi mano dvasia. Vat iš tikrųjų, jeigu kažkokia smulkmena, kai per tos pietus, sakau, tą žynę žiūriu, atėmė iš manęs tą, tai ačiū Dievui, kad viešpats iš karto davė atkreipdėmėsi į palauk, galvoju. Palauk viešpatė, tikrai, kas vyresnė čia tų krizių jūsų gyvenime, kiek buvo, jau mano amžiaus gyvenime buvo, atsimenu, 90-ais, 2000-aisiais, dar jau tų pinigai keitėsi ir viskas keitėsi, kainos kyla, žodžiu, visko buvo. Ir kas pasikeitė? Žmogus vis tiek gyveni. Ir žiūrint į šią dieną, į kur viešpats atvedė, gerai gyveni. Nežiūrint į tai, kad Galijotas rėkia, tai vienas tai iš kitos pusės randa, nes jis ieška tų plyšių. Jeigu ne vaikai, tai pinigai, jeigu ne pinigai, tai vyras, jeigu ne darbas, lygos, žodžiu. Todėl, bet Dovydą tai neišgąsdina, nes jo dvasia buvo stipri. Tuo tarpu, kai kiti karininkai, kariškiai, apginkluoti, jie bėgo. Jie išsigandė. Kodėl? Todėl, kad ta dvasia buvo pasilpusi arba širdis nusilpusi, galim kaip norim įvardinti. Taigi, tiesiog padariau savo tokį, kad palūžus dvasia, tai palūžė žmogus. Rankas nusileidžia, nieko daryti nenori, jokia matymą į priekį nebelieka. Tu žiūri tik čia dabar ir iš tikrųjų nežinau, kas kiek aš gal 2 kartus esu save taip mačius tokioj situacijai, kada tu nenori su žmonėm matytis, nenori, tu net iš lovos keltis nenori. Tiesiog iš lovos keltis nenori. Bet taip neturi būti. Mum taip neturi būti. Niekam, aišku, neturi būti. Bet su Dievu gyvenant tuo labiau. Ir antras dalykas, tavo tarnas eis ir kausis. Ir ką mes matom, kad vizualiai, jeigu žiūrėti į Dovydą,
jis neturėjo šansų nugalėti Galijotą, nes, toks piplius iki juosmens viską. Raudonskruostis jaunuolis toksai, 42 eilutė pas mums, ką sako, aš savo pasižymėjus. Kai Filistinas apsidairė ir pamatė Dovydą, paniekino jį, nes šis buvo raudonskruostis, gražaus veidą jaunuolis. Ir dabar prisiminkit, ką 16 skyriui sakė, ir čia, žiūrėkit, Filistinas matė gražaus veidą jaunuolį, jo išvarę. Nedickas, rožinis, vaikinuks, paspyrė ir nulėkė, žodžiu. Bet 16 skyriui pas mum buvo aprašytas tas vidinis dalykas. Vyras, ne jaunuolis, vyras, drąsus, karingas, išmintingas kalboje, 5 vietoje gražus, pažymėta, kad jis gražus. Ir svarbiausias ginklas, viešpats yra su juo. 2 skirtingi paveikslai, kada mato tik akis, tai, silpnas, jaunas, nepatyręs, be ginkluotės, be amunicijos, ką tu vaikeli. Ir kitas paveikslas, to vidinio žmogaus aprašymas, tai vyras. Nežiūrint, kai jis palei metus buvo jaunas, jis buvo patyręs viešpatės pagalbą jam. Ir jo dvasia buvo iš tikrųjų su juo. Nes 37 eilutė, grįžkim. Jo, tas vidinis stovis, sako. Viešpats, kuris išgelbėjo mane iš liūto ir lokio nagų, išgelbės ir iš šito Filistino rankų. Saulius tarė Dovydui, eik ir viešpats tebūna su tavimi. Ta patirtis, kasdienybei patirtis, tos pergalės, kurias ir mūsų gyvenime viena po kitos yra. Jeigu 30 metų, 20, nesvarbu kiek, atsigręžkim atgal. Viešpats nė kartą nepalika, pervedė per tokius slėnius, kur galvoj be šansų, jokių. Bet tas šansas ir yra. Koks tas šansas? Kad viešpats su manim, kad viešpats su Dovydu, jo vienintelis šansas. Tas pasitikėjimas Dievu. Todėl aš tokį, ką daryti, kad dvasia būtų stipri arba kad širdis nepasilptų. Būk užtikrintas savo Dievu. Tai čia prie to, kad kiekvieną dieną, kiekviena maža pergalė, maža kova, kažkokia šioj dienoj, tai atneša užtikrintumą, kad Dievas veikia mano gyvenime, kad jis visada dešinėj, kad jis visada ištiesęs ranką pagelbėti. Ir kai raštas mums sako, viešpatės ranka nesutrumpėjo gelbėti. Niekas nepasikeitė, jis buvo, yra ir bus toks pat. Jis myli savo vaikus, myli visus kūrinius, bet savo vaikus. Mes galim irgi sakyti, myliu daug žmonių, bet namiškiai jie patys artimiausiai, patys, dėl kurių žiūri kiekvienas žvilgsnis, galvoja, žvilgsnis kažkas jau ne taip, kažkas ne taip. Tu skaitai, tiesiog skaitai tuos dalykus. Todėl tas užtikrintumas, kad viešpats, kuris išgelbėjo mane prieš 30 metų, kuris išvedė iš skolų, kuris sukūrė šeimą, kuris išgydė mano dukrą, kuris mano užtikrintumas tebūna visada ant tiek tvirtas, kad niekas jo nepajudintų. Ir šiandien, jeigu kažkas vyksta ne taip, būtinai vyksta ne taip, bet tai nekeičia esmės, kad viešpats išgelbės ir iš tų dalykų. Nes pastebėjau, kad maža po maža vis tiek pas mus irgi skverbės tie, ko tu gali labiau pasitikėti. Dievas gerai yra. Dievas, aišku, tikėti Dievu yra gerai. Bet, kai sako, sam neplašai, žodžiu. Jeigu gali savo pagalbę padėti kažkur, tai irgi būtinai nepamiršk to daryti, nes Dievas yra gerai. Aš nežinau, kiekvienas savo tą reviziją pasidarykit, bet aš užduodu savo tokius klausimus. Ir iš tikrųjų tokius revizinius darau auditą savo, nes užduodu, jeigu nebūtų to, ar aš
irgi taip pat pasitikėčiau. O jeigu va čia pasikeistų mano tikėjimas, pavyzdžiui, dabar pas mane jau darbas yra tas galijotas rėkiantis tiesiai į ausį, jau 2,5 metų rėkia. Atlyginimų nėra, darbų tai nėra, tai yra nei toks ore, kai aš sakau, kabu ant plaukelio, va taip ir žink, va tokiam. Ir tas plaukelis yra mano pasitikėjimas Dievu. Diena iš dienos, aš nežinau, kas manis laukia rytoj, pirmadienis, net neįsivaizduoju, bet aš žinau, kad Dievas tai pasiliks su manim. Kad Dievas yra mano aprūpintojas, reiškia, jis yra, jeigu ne čia, jis ves mane į kitą vietą, į tą žaliuojančias lankas. Aš neįsivaizduoju, kur ta žaliuojančia lanka, bet jis tai žino, jis tai numana, jis buvo ten, kur manis dar nėra šioje dienoj. Todėl, būk užtikrintas savo Dievu. Ir tegul tas užtikrintumas Dievu būna N kartų stipresnis už visą kitą. Čia tokia mintis, nes vizualiai kažkaip išplaukė senais laikais svarstyklės būdavo parduotuvėse, žinot, kas? Svarstyklės. Ir prisiminiau, kaip aš stovėdavau eilėj, kol mama dirb, reikėdavo stoti iš anksto, eilėj 2 valandas stovėti, kad gauti 0,5 kilogramą dešros, mėsos ir panašiai. Ir viena pardavėja, jauna buvo, aš vis stebėjau, stovi, ką tu žiūri, pardavėja, kaip ten dirba. Ir galvoju, ten uždėdavo tą svarmenį, daleiskim, kilograminį ir kažką kitoj pusėje. Tai man išplaukė, galvoju, te būna mano svarmuo, va tas užtikrintumas Dievu, pasitikėjimas juo, toks ta ola nepajudinama, kad visa kita, ką kalba internetas, ką žinios, ką mato mano akis, kas ką kur pasakė, ką aš pajaučiau ar nepajaučiau, kad tai būtų tiesiog lengvesnė už orą dalykai, kad niekiek nepersvertų. Nes jeigu nėra to svarmens, tai kiekviena informacijos kažkoks sakinys tavi išmuša iš vėžių. Iš tikrųjų, išmuša iš vėžių. Todėl, o taigi faktai, supraskit, ir virusas įrodytas, ir mokslininkai pas mumgi protingi dabar, tas senas faktai, logika, tai junk Andžela logika sava. Bet, Dianai sakiau, vakar turėjau nuostabų laiką su savo teta ir kada logika įsijungia, mes susitarėm ir mes niekaip negalėjom susiskambinti, nes dabar tai neveikia, viskas neveikia. Vat logiškai galvojant, programėlės neveikia, internetas atjunginėjams neveikia. Bet mano Dievas neveikia logika. Todėl vakar jau vakare čia kažkiek baigiau savo mintį susidėlioti ir atrašė žinutė, galvoju, jums jau paskambinsiu. Ir paspaudžiau knopkę, kviečia skambutis, ir tu matai, kad tu net nesitikė, aš su voisu, su šuniu čia glostinėjus ir žiūriu, alio, galvoju, čia dabar. Ir jin stebis, tu kur man skambini? Galvoju, kur? Į WhatsAppą skambinu, kuris neveikia. Kuris tiesiog neveikia. Ir tas stebuklas, man stebuklas, jai stebuklas. Ir iš tikrųjų tai buvo išaukštintas Dievas. Aš nemoku pasakyti, kiek džiaugsmo. Mes 3 valandas iki išnaktų prabendravom. Ir paskui jau, kadangi pilna tų visų išgyvenimų ir galvoju, kokia logika pas mūsų Dievą? Jis turi savo logiką, kurią ir vykdo logiškai, jo matais tai yra logiškai ir mes matom tą seką tiek pasakyti apie gelbėtoją ir atsiųsti gelbėtoją ir visą kitą. Bet jeigu žiūrėti į biblinius herojus, pavyzdžiui, Mozę, sakykime, prie jūros, čia tauta milijoninė, jūra, ir jis meldžias, Dieve, tai ką dabar, ten priešai, čia jų, ką Dievas jam, ko tu šauki, eik, kur eiti, į jūrą, kur eiti, va taip, kur logika, čia logika sako, iš šoną, bet ką, Mozė paklausė, tikėjimo, pakėlė lazdą, meldėsi, ėjo, praėjom, žinom, kaip tai suveikė, kas gali paaiškinti. Vėjas pūtė, sustabdė, vandenis praėjo.
Kitas dalykas, 7 dienas eiti aplink Jericho sienas. Ne? Nu, tyliai eiti, paskui sušukt ir viskas grius. Nors esu girdėjus, dabar jau mokslininkai irgi ten faktus kažkokius, kad tai galėja, nu, žodžiu, yra kaip paaiškinti plius minus, bet jie kaip jie negalėjo to paaiškinti, jie ne mokslininkai, jiems Dievas pasakė, eikit 7 dienas, paskui sušūkit į sienas grius. Gedeonas, kada iš 1000 armijos pasilika 300 karių. Kur logika? Nematau jokios logikos. Našlė, kuriai sakė, iškepk paskutinį paplotį, maitink, žodžiu, tą pranašą ir jos logika, ką sakė, dabar mirsiu, aš sūnus mirsim, nu, jeigu taip. Bet tikėjimas, ką padarė, visą badą metą buvo pamaitinta. Jėzus, kada reikėjo minę pamaitinti, tos visada maišau, 2 kepalai duonos, 3 žuvelės, ne? Kur logika? Visą minę maitinti. Jokios logikos. Stebuklų Dievas, logika, aš savo stengiuosi net neaiškinti tų dalykų, nes mes niekada nepaaiškinsim savo Dievo. Jis žino, ką daro. Mes nesugebam matyti, nes jo malonė aukštesnė už kalnus, jo sprendimai gilesnė už jūrą. Netgi tada, kai Jėzus siuntė mokinių žvejoti šiandien, dieną, ne? Nu, jie naktį visą žvejojo, nieko nepagavo, Jėzus sako, eik. Nu, kas Dieve, aš ne žvejys, bet net aš žinau, kad žvejojo arba naktį, arba nuo vakaro per naktį, bet tikrai ne vidudienį arba ten. Tai va, todėl be tikėjimą, nu, niekaip. Ir kitaip skamba tas žydam, kaip parašyta, kad be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui, nes logiškai tu visada prašausi. Aš visada prašausiu, nes atsakymai iš Viešpaties visada būna kitaip. Ir vėl tas klausimas dar vienas, ar mano pasitikėjimas auga ar mažėja. Čia tokia pamastymam. Ar atsirado kažkokių dalykų, kur aš labiau pasitikiu arba pasidalinus, čia tikiu Dievu, sekmadienį tikiu Dievu, o likusias 6 dienas jau kaip išeis. Nes deklaruoti galim daug, bet tie dalykai irgi pasimata. Grįžtant į tą istoriją, 38 eilutė. Saulius apginklavo Dovydą savo ginklais, uždėjo varinį šalmą jam ant galvos ir apvilko šarvų marškiniais. Dovydas prisiesė ir jo kardą prie savo prangos ir bandė eiti, nes nebuvo įpratęs. Dovydas tarė Sauliui, aš negaliu paeiti, nes esu neįpratęs. Ir Dovydas nusirengė visą tai. Tai antras dalykas čia prie to, kad būti tokiais, kokie mes esam. Net nebandyti prisimatuoti prie kažko kitą, nes labai sunku, aš pati savi irgi čia labai stengiuosi to nedaryti, bet ne visada pavyksta, nes visada pamatysi, kas sklandžiau kalba pamokslą, kam nereikia jokių užrašų, kas iš vis talentingas išreikšti savo mintis, o aš kartais kaip praklausau savo, ką pasakiau, jau įrašai, galūnės nukandi, čia iš vis netaisyklingai, žodžiu. Bet nelyginkim tų dalykų ir kalbant apie Galijotą, ką noriu pasakyti, būdamas toks, koks esi, toj situacijai, tam Galijotui, kuris rėkia, pakaks tų 5 glotnių akmenėlių, tiesiog pakaks nugalėti Galijotą su Viešpatės pagalba, nes Viešpats žino silpną vietą to Galijoto. Jis žino. Jis nėra antiek visas stiprus ir nenugalimas, visada yra ta kaktoj kažkokia vieta, kur Viešpats pataikys ir tai bus nugalėta. Todėl, sakau,
Būkim tokie, kokie esam. Jeigu mano ginklai šiandien 5 akmenukai, tegu jie būna taip. Įdomus faktas, į kurį aš atkreipiau dėmesį vėliau, net dabar nerasiu kur, gal kronikų arba metraščių knygoj, yra paminėta, kad vėliau, kada Dovydas jau bus pabėgęs, prieš jį bus maištas, bus pabėgęs, jis paims Galijotą ginklą, kardą ir jo naudosis. Kada jis jau bus karys, kada jis jau bus praktikavęs tos dalykus. Jis ir jo ginklas, jis jau, ką noriu pasakyti, kad Dovydas paskui jis nėjo kiekvieną karą su akmenukais. Tiesiog, ginklai jie keičiasi, sulig tuo, kiek mes užaugam. Taigi, 45 eilutė. Skaitykim iš eilės. Jis pasiėmė lazdą, pasirinko iš upelio 5 glotnius akmenis, juos įsidėjo į piemens maišelį, kurį turėjo su savimi ir laikydamas mėtyklę rankoje artėjo prie Filistino. Įdomu, kad jam tų 5 akmenukų net nereikėjo. Jam užteka vieną, nes viešpats kovoja tą kovą. Ir Filistinas išėjo ir artinosi prie Dovydo, o priešais jį ėjo ginklanešys su skydu. Kai Filistinas apsidairė ir pamatė Dovydą, paniekino jį, nes šis buvo raudonskruostis gražaus veido jaunuolis. Filistinas sakė Dovydui, ar aš šuo, kad tu eini prieš mane su lazda? Ir Filistinas keikė Dovydą savo dievais. Filistinas sakė Dovydui, ateik, aš atiduosiu tavo kūną padangių paukščiams ir lauko žvėrims. Dovydas atsakė Filistinai, tu eini prieš mane su kardu ir ietimi ir skydu, o aš einu kareivijų viešpatės Izraelio kariuomenės, iš kurios tyčiasi Dievo vardu. Tai va tas momentas, tos dvasinės kovos, kaip Valytė sakė, kurias mes kovojam, nepamirškim, kad viešpats už mus kovoja tas kovas. Kad labai gražus momentas buvo, kada Nerijus kažkokį kartą savo pamokslę sakė, kokią iš laišką kažkurio jėmė eilutę, kad kokią naštą uždėta, kad mes kovotume su dvasiniu pasauliu. Mes, žmonės, kovotume su dvasiniu. Neįmanoma savo ginklais, savo supratimu, savo sugebėjimais prieš tas kunigaikštystės, valdžias, viešpatystės, be šansų, iš tikrųjų. Todėl tik Dievo vardu ir Dievo jėga galime tai daryti. Taip, toliau einam. Šiandien viešpats atiduos tave į mano rankas. Aš nugalėsiu tave, nukirsiu tau galvą ir atiduosiu visų Filistinų karių lavonus, padangių paukščiams ir lauko žvėrims, kad visa žemė žinotų, jog yra Dievas Izraelyje. Ir kad visi čia susirinkę žinotų, jog ne kardu ir ietimi viešpats gelbsti. Kova yra viešpatės ir jis atiduos jūs į mūsų rankas. Tai va, tas kova yra viešpatės. Mūsų gyvenimo kovas yra viešpatės. Iš tikrųjų. Ir kiekviena pergalė yra tam, kad čia susirinkę žinotų, jog ne kardu ir ietimi viešpats gelbsti. Mes galim, aišku, yra momentų, kada mes kovojam savo jėgą, savo vežimais, savo galybę, kiek kas turi, bet iš tikrųjų viešpats atiduoda priešus į mūsų rankas, viešpats sprendžia mūsų kažkokius dalykus ir tik jisai galės išlaikyti mus per visas dienas, nesvarbu, kas pasaulyje vyktų. Nesvarbu, šiuo momentu šlovė Dievui, mes gyvenam ramiai, mūsų tas neliečia, bet tie dalykai tokie kintami iš tikrųjų. Prisimenant COVID-ą, iki šiol dar pirmą reakciją, tai ten, mes tai čia kodėti. Bet tai taip greit atsiliepia čia, todėl kad visas pasaulis jis tokiais raiščiais sujungtas, nes jeigu kažkur blogai, tai čia būtinai atsiliepia. Todėl be viešpatės mes tiesiog nelabai galime išgyventi. Taigi, Dovydas neturėjo 50, taip toliau.
Filistinui artėjant prie Dovydą, šis skubiai bėgo jam priešais. Įkišęs ranką į maišelį, jis išsiėmė akmenį ir metė iš mėtyklės ir pataikė Filistinui į kaktą. Taip, kad akmuo įsmigo jam į kaktą ir jis griuvo kniūbsčias ant žemės. Taip Dovydas nugalėjo Filistiną mėtyklę ir akmeniu, partrenkė ir nužudė jį. Dovydas neturėjo kardo, todėl pribėgo prie Filistino, ištraukė iš makšties jo kardą ir nukirto jam galvą. Ir man kažkaip susišaukė tie dalykai, kad dažną kartą mūsų Dievas panaudoja priešų ginklus, jų pačių pinklės ginklus, apginti savuosius. Ir pavyzdžiui, jeigu žiūrėt Danieliaus knygą, 6 skyriui, ten aprašyta, kaip prieš jį buvo sąmokslas, dar man atrodo praeitą kartą ar kažkas dar minėjo, buvo sąmokslas, kad nei pas ką, nei tų patarimą, tik pas karalių, ne? Ir žinot tą istoriją, kad tas sumanimas būtent tam, kad, surast kažką tai. Ir galų gale Danielius buvo įmestas į duobę su liūtais, bet galutiniam rezultate jo priešai, tie sąmokslininkai, buvo įmesti į tą duobę su liūtais, o jis buvo išaukštintas. Arba dar Esteros knygą, jeigu žiūrėti, ne? Mardachajas ir Hamanas, kuris jam irgi spendė spastus į kartuvę pastatė ir kartuvės pastatė. Ir koks rezultatas? Hamanas buvo pakartas, o Mardachėjus buvo išaukštintas. Todėl, aš žaviuos, kiekvieną kartą žiūriu ir žaviuos. Stebuklas. Vat, kaip šiandien kalbėjom, stebuklas, kad medžiai stovi, be nei lapų nieko ir kodėl pradėt žaliuoti, kas žino. Kodėl būtent pavasarį, kodėl ne vasarą, kodėl ne kitų laikų. Tas visas spaudimas, viskas kyla, mokslininkai aiškina, pakyla, spaudžia ten ir visi tie dalykai. Stebuklas. Žiūrėkime tai, kad mūsų Dievas yra stebuklų Dievas. Ir trečias dalykas. Stiprinti savo dvasią. Tai čia jau nuolat visi pamokslininkai tai sako, stiprinti savo dvasią. Mano atveju tai nežiūrėk Andželo žinių, nežiūrėk internetą, nežiūrėk baisių dalykų, stiprink žodį, skaityk. Ten tu matysi Dievo stebuklus, ten tavo viltis Dievu sustiprės, tu matysi ateitį su viltimi į gerą. Nes pasaulis ką sako, viskas blogai, o Dievas sako, aš turiu paruošęs tau ateitį su viltimi į gerą. Tu nebūsi pralaimėjęs, tau bus gerai. Man bus gerai. Kodėl? Todėl, kad kova yra Viešpaties. Grįžtant prie to, jei pasaulis mąsto kardu ir ietimi, tai mes turim maldą ir pasninką. Todėl aš taip džiaugiuosi pirmadieniais. Kiekvieną kartą jau dukra dabar čia kažkokį pirmadienį, neatsimenu, rūpesčiai kažkokie buvo, netin iš šalies sako, žinai, gerai, kad pirmadienis nuvažiuosi, šlovinsi Dievą, viskas bus kitaip, akurat. Nes net iš šalies, tai kiekvieną kartą po pirmadienį tu išeini kaip ant sparnų. Nieko nedarai, tik šlovini Dievą, bet tu pradedi regėti jo tą didybę, aš nežinau, patirti jo artumą. Ir tada tu žinai, kad tai Viešpaties kova. Viešpats stiprint tave. Jei Viešpats nepadės, tai žmogui be šansų. Mes matėm tą pačią situaciją su karu Ukrainai. Trumpas ateis per 3 dienas sustabdys karą. Ne, be šansų. Tik Dievas, sako, sulaužys ietis ir kardus ir perdarys. Todėl Psalmė 62. Pažiūrėkime. Kodėl 62? Nes vienam iš vertimų yra pirma eilutė, Dievo laukia mano siela, iš jo ateina man išgelbėjimas. Vienam iš vertimų, rusiškam vertime yra pasakyta, tik Dieve nurimsta mano siela.
Vat iš tikrųjų, va visam tam chaose, kas kartais sukyla ir nesakau, kad mes čia tobulai viskas būn dienų, kada būnam išmušti iš tų vėžių ir suabejojam ar kažkaip tai lygsvarą pametam, bet tik Dieve nurimsta mano siela. Aš tai tikrai žinau, kad tik Dieve, tik į jį pažvelgdama nurimsta mano siela. Kodėl? Todėl, kad tada aš suprantu, kad iš jo ateina mano išgelbėjimas, pagalba, atsakymai, visa, ko man reikia. Tik jis yra mano ola ir išgelbėjimas, mano tvirtovė ir aš nesviruosiu. Vienintelis šansas mums nesviruoti, kasdien nesviruoti, tai stiprinti savo dvasią Dievo žodžiu, būnant jo artume. Tik Dievo lauk mano siela, mano viltis yra jame, tik jis yra mano ola ir išgelbėjimas, mano tvirtovė, aš nesviruosiu, antrą kartą aš nesviruosiu. Dieve mano išgelbėjimas ir garbė, mano stiprybės ola ir priebėga yra Dievas. Pasitikėkite jo žmonės visais laikais, išliekite jo akivaizdoje savo širdį. Dievas yra mums apsauga. Ir 11 eilutė. Kartą Dievas kalbėjo ir 2 kartus girdėjau tai, galybė priklauso Dievui. Ir tavo viešpatė yra gailestingumas. Vat visas mano pasitikėjimas Dievu remiasi tuo, kad jis galingas ir jo gailestingumas man begalinis. Ir būtent kada sustiprinti viešpatės mes turėsim ramybę, kuri bus matoma, iš tikrųjų, kuri bus matoma. Mes turėsim tą tikėjimą nepajudinamą, viltį, kad rytojus ateis, kad jis bus geras. Gal aš jau negaliu įvardinti ten papunkčiui, bet jis bus geras. Ir maža to mes galėsim tuo dalintis, nes kuo patarlėse yra parašyta, kokias mintis pas žmogų, toks žmogus ir yra. Ir jeigu mano mintis sviruoja, abejoja, jeigu mano širdį chaosas, tai kaip aš galiu padėti? Aš niekaip kitam, niekaip. Bet jeigu žmogus būtent kažkokiam chaose ateina ir pasikalbėjęs su juo atranda, pamato, kad galim būti ramiam sunkioj situacijai, galim tikėti ir matyti tą ateitį, kurios kad jin bus gera. Kad jin bus gera, nes psalmėje 119 yra parašyta, kad Dieve, tu esi geras ir darai gerą. Tu esi geras ir darai gerą. Ir man tokia paguoda kiekvieną kartą, kiekvienas tas žodis viešpatės, jisai gyvas. Ir žinom visi apaštalų darbuose, yra istorija, kada Paulius su Sylu buvo surakinti, uždaryti, ne? Ir Paulius ir Syla sumušti, surakinti, jie nepanikavo. Ką jie daro? Jie gieda Dievui himnus. Tai čia vėl prie to tiesiog toks užtikrintumas, kad mes tą, kas vyksta dabar mūsų tarpe, mūsų bažnyčiai, tie pirmadienį maldos pasninkai, kiekvieną vakarą, tas maldos, bendros maldas, tas prieš galijotą, kuris atrodo stiprus ir galingas, iš tikrųjų tiek dėl kolės, ta pirma mano panika buvo, galvoju, tikrai galijotas, jis apsišaro be šansų. Bet kuo daugiau kiekvieną vakarą medžiamės, tie šansai pas mane tikėjimas auga. Žinoma, žmogiškai be šansų, bet Dievas turi šansą kiekvienam. Ir maža to jį teikia, nes Paulius ir Syla giedoja Dievui himnus ir žemės drebėjimas. Įvyko tai, kas buvo net nenumatoma. Aišku, šiais laikais galbūt mokslininkai irgi sensorius, gal jie žinotų, kad bus tas žemės drebėjimas. Ir čia atsivėrė duris ir visiems nukrito pančiai.
Jeigu mes šlovinsim Dievą, tikėsim Jo, būsim užtikrinti savo gyvenimuose, tai visiems nukrito pančiai. Nes šalia mūsų daug žmonių yra irgi supančioti, surakinti, suvargę, panikuojantis. Todėl mano palinkėjimas toksai, kad mes, kaip parašyta rašte, skleistume tą malonų Dievo pažinimo kvapą, ne, malonų visose vietose, kur bebūtume. Tai va, tiek norėjau pasidalinti tuo, ką pati pamačiau, nes nieko daugiau ir neturiu, ką tik Viešpats duoda. Ir pasimelst būtent dėl tų dalykų. Viešpate, dėkoju tau. Iš visų jėgų girsiu aš tave. Ačiū tau, Jėzau. Ačiū tau. Ačiū tau. Jėzau tau. Tu išvedei iš tamsos. Gyvenimui suteikei šviesos. Ačiū tau, Viešpatie. Visas išgydei žaizdas, mano nuodėmes, gėdą, ligas. Ačiū tau, ačiū tau, ačiū. Iš visų jėgų girsiu aš tave. Ačiū tau. Ačiū tau. Ačiū tau. Ačiū tau. Jėzau tau. Šį rytą aš ateinu prie tavo sosto ir gyrių nešu. Ačiū tau, Viešpatie, už viską, ką aš gavau, už tas palaimas, kurių nematau. Ačiū tau, ačiū tau. Su tyra širdim, su šlovės giesme, iš visų jėgų girsiu aš tave. Ačiū tau, ačiū tau, ačiū tau, Jėzau tau. Tu išvedei iš tamsos, gyvenimui suteikei šviesos. Ačiū tau, Viešpatie. Visas išgydei žaizdas, mano nuodėmes, gėdą, ligas. Ačiū tau, Dieve. Ačiū tau. Su tyra širdim, su šlovės giesme, iš visų jėgų girsiu aš tave. Ačiū tau, ačiū tau, ačiū tau, Jėzau tau. Su tyra širdim, su šlovės giesme, iš visų jėgų
viešpatauja jis visame, jo akis kaip ugnies liepsna, ant balto žirgo jis visada, teisingai teis visas tautas, ir jo malonė liks visada, ir jo malonė liks visada. Jėzui dėkok, nes jis išgelbėjo tave, Jėzui dėkok, nes jo malonė amžina, Jėzui dėkok, nes jis ateis paimt tave pas save paimt tave. Jėzui dėkok, nes jis išgelbėjo tave, Jėzui dėkok, nes jo malonė amžina, Jėzui dėkok, nes jis ateis paimt tave pas save paimt tave. Mano Dievas gyvas manyje, jo vardas ištikimasis, tautų karalius jis yra, ir viešpatauja jis visame, jo akis kaip ugnies liepsna, ant balto žirgo jis visada, teisingai teis visas tautas, ir jo malonė liks visada, ir jo malonė liks visada. Jėzui dėkok, nes jis išgelbėjo tave, Jėzui dėkok, nes jo malonė amžina, Jėzui dėkok, nes jis ateis paimt tave pas save paimt tave. Jėzui dėkok, nes jis išgelbėjo tave, Jėzui dėkok, nes jo malonė amžina, Jėzui dėkok, nes jis ateis paimt tave pas save paimt tave. Jėzui dėkok, nes jis išgelbėjo tave, Jėzui dėkok, nes jo malonė amžina, Jėzui dėkok, nes jis ateis paimt tave pas save paimt tave. Mano Dievas gyvas manyje, jo vardas ištikimasis, tautų karalius jis yra, ir viešpatauja jis visame, jo akis kaip ugnies liepsna, ant balto žirgo jis visada, teisingai teis visas tautas, ir jo malonė liks visada, ir jo malonė liks visada. Jėzui dėkok, nes jis išgelbėjo mane, Jėzui dėkok, nes jo malonė amžina, Jėzui dėkok, nes jis ateis paimt mane pas save paimt mane. Jėzui dėkok, nes jis išgelbėjo mane, Jėzui dėkok, nes jo malonė amžina, Jėzui dėkok, nes jis ateis paimt mane pas save paimt mane. Mano Dievas gyvas manyje, jo vardas ištikimasis, tautų karalius jis yra, ir viešpatauja jis visame, jo akis kaip ugnies liepsna, ant balto žirgo jis visada, teisingai teis visas tautas, ir jo malonė liks visada, ir jo malonė liks visada. Jėzui dėkok, nes jis išgelbėjo tave, Jėzui dėkok, nes jo malonė amžina, Jėzui dėkok, nes jis ateis paimt tave pas save paimt tave. Jėzui dėkok, nes jis išgelbėjo tave, Jėzui dėkok, nes jo malonė amžina, Jėzui dėkok.
dėkok, nes jo malonė amžina. Jėzui dėkok, nes jis ateis paimt tave pas save paimt tave. Give me
taip nuodėmės jis atitolino. Mes apvalyti jo krauju, kaip dangus neaprėpiami, taip meilė jo nesibaigianti, liejasi upės, malonės jo. Ir kaip vakarai toli nuo rytų, taip nuodėmės jis atitolino. Mes apvalyti jo krauju. Skelbiam, kad darbai jo didingi, darbai jo didingi, darbai jo didingi. Jis avinėlis, miręs ant kryžiaus, vertas šlovės. Mūsų Dievas didingas, darbai jo didingi. Erškėčių dygliais sužeistas jis, vertas šlovės. Kaip dangus neaprėpiami, taip meilė jo nesibaigianti, liejasi upės, malonės jo. Ir kaip vakarai toli nuo rytų, taip nuodėmės jis atitolino. Mes apvalyti jo krauju, kaip dangus neaprėpiami, taip meilė jo nesibaigianti, liejasi upės, malonės jo. Ir kaip vakarai toli nuo rytų, taip nuodėmės jis atitolino. Mes apvalyti jo krauju, kaip dangus neaprėpiami, taip meilė jo nesibaigianti, liejasi upės, malonės jo. Ir kaip vakarai toli nuo rytų, taip nuodėmės jis atitolino. Mes apvalyti jo krauju. Mes apvalyti jo krauju. Mes apvalyti jo krauju. Eiti arti ir leisti apkabinti, įsiklausyt, atsiprašyt, širdį atverti tau. Tavo meilė stipriausia jėga, tavo žodžiai
trokštu gyvent su tavim. Susitik, prieiti arti, nusileuk ir leisti apkabint, įsiklausyk, atsiprašyk, širdį atverti tau. Tavo meilė, stipriausia jėga, tavo žodis, šviesa naktyje. Jėzau apšvies, širdį palies, dvasia išliek visiems. Tu pasaulio šviesa, Dievo meilė gyva. Tu mano turtas, tu mano viltis, trokštu gyvent su tavim. Tu pasaulio šviesa, Dievo meilė gyva. Tu mano turtas, tu mano viltis, trokštu gyvent su tavim. Susitik, prieiti arti, nusileuk ir leisti apkabint, įsiklausyk, atsiprašyk, širdį atverti tau. Tavo meilė, stipriausia jėga, tavo žodis, šviesa naktyje. Jėzau apšvies, širdį palies, dvasia išliek visiems. Tu pasaulio šviesa, Dievo meilė gyva. Tu mano turtas, tu mano viltis, trokštu gyvent su tavim. Tu pasaulio šviesa, Dievo meilė gyva. Tu mano turtas, tu mano viltis, trokštu gyvent su tavim. Trokštu gyvent su tavim. Trokštu gyvent su tavim. Trokštu gyvent su tavim. Per ugnį žengiant buvo kartu. Aš gimęs iš dvasios, nuplautas krauju. Jėzaus Golgotoje pralietų, kaip tai brangu. Pasitikiu aš Dievu, kuris niekad nenuvis, niekad nenuvis. Pasitikiu aš Dievu, kuris niekad nenuvis, niekad nenuvis. Kai jam paklūstu, ramybę turiu. Tas, kurio rankose rytojus kreips mano žingsnius. Tai mano kelias, tai mano giesmė. Per amžius aš šlovinsiu karalių savo širdies. Pasitikiu aš
pasitikiu aš Dievu, kuris niekad nenuvils, niekad nenuvils, pasitikiu aš Dievu, kuris niekad nenuvils, niekad nenuvils. Kai aš šaukiausi, jis išgirdęs atsakė, kai aš šaukiausi, jis išgirdęs atsakė, kai aš šaukiausi, jis išgirdęs atsakė, todėl juo tikiu, juo pasitikiu, kai aš šaukiausi, jis išgirdęs atsakė, kai aš šaukiausi, jis išgirdęs atsakė, kai aš šaukiausi, jis išgirdęs atsakė, todėl juo tikiu, juo pasitikiu aš Dievu, kuris niekad nenuvils, niekad nenuvils, pasitikiu aš Dievu, kuris niekad nenuvils, niekad nenuvils. Kai aš šaukiausi, jis išgirdęs atsakė, kai aš šaukiausi, jis išgirdęs atsakė, kai aš šaukiausi, jis išgirdęs atsakė, todėl juo tikiu, juo pasitikiu, kai aš šaukiausi, jis išgirdęs atsakė, kai aš šaukiausi, jis išgirdęs atsakė, kai aš šaukiausi, jis išgirdęs atsakė, todėl juo tikiu, juo pasitikiu aš Dievu, kuris niekad nenuvils, niekad nenuvils, pasitikiu